Tai va, norėčiau pasipasakot liūdimą savo. Pradėsiu gal nuo pat pradžių, nuo ko tas liūdimas prasidėjo. Tai nuo to, kad Lietuvoje aš pastojau. Ir aš galvojau, kad aš laukiuosi 8-9 mėnesių, tą savaičių jau buvo tas nėštums. Ir kada man pasakė, kad tam nėštume nėra vaisiaus, aš galvojau, kad turbūt stebuklas. Kad Dievas paims ir įdės tą vaiką tenais, tu supranti? Ir aš galvoju, gerai Viešpatie, žinai, ir ateina mintis važiuoti į Vokietiją. Va ten įvyksta stebuklas. Nežinau kodėl, man tokios mintis buvo. Mindaugui sakau, jeigu Viešpačiui sakau, jeigu Mindaugas pasakys man važiuoti, aš tada važiuosiu, aš negaliu jo priversti to, ko aš negaliu. Ir jisai grįžta ir jisai sako, turi žodį man? Sako, jo, aš klausiausi Dievo propavidį, sako ten tą žodį ir sako, man Viešpats pasakė paleisti tave. Leisti tau praeiti tą, ką tu turi praeiti dabar, sako. Okei, sakau. Pinigų sąskaitų grinai bilietų užteka. Tiek turėjau, nuperku bilietą į Vokietiją, mergom pasakau, kad atvažiuoju į Vokietiją, visos lauk, visos džiaugsmingos, visos laimingos pas mane ten tokios pat grupelės, kaip ir čia, žinai. Mes ten judėjom 3 merginos tokios buvo ir yra jos su šeimom savo tikinčios. Žodžiu, atvykstu į Vokietiją. Gaunasi, nuvažiuoju į ligoninę, jau man kraujavimas buvo prasidėjęs prieš 10 dienų, ar 8 dienas kažkur plius minus, tepimas po biškį, ten kai nuvažiuoju į ligoninę, jau man pasakė, kad pas mane pusiau abortas įvykęs. Žodžiu, sako man siūlo, arba tu nori, mes išvalom tave pilnai, tada nustoji kraujuot, arba tu geri tabletės ir tada pati išsivalai. Nu, aš biškai susimėčiau, nežinau ką daryti, nes Mindauga nėra šalia, galvoju, gal sakau, imsiu tabletės. Paskui sakau, paskambinu Mindaugui, Mindaugas sako, darykis išvalymą, kad iš karto sako, tegu pilnai tau išvalo. Nu, žodžiu, pasirinkau tai ir aš iki tos dienos, aš buvau pamiršus sapną. Man Dievas buvo stavęs sapną, 2 sapnus, kad aš laukiuosi labai mažas nėštumas ir aš ant sankryžos tokios ir paslystu, nukrentu. Kits sapnas, kad aš randuosi kažkokioj šaly ir vyksta operacija ir aš žinau, kad nėštumas mažas. Bet aš to sapną nesupratau iki galo, iki tos dienos. Ir aš tą dieną supratau, kad Viešpats jau buvo mane perspės, kad pas mane bus išvalymas užsienį, Vokietijoje ir būtent ta operacija vyks. Ir aš sakau gerai, ir aš verkiu, taip man graudu, aš ten vykstu į tą operaciją, mane ten jie guodžia, mane ten glosto ir man taip atrodo viduje, aš juk taip tikėjau, kad bus stebuklas, nu aš taip tikėjau, aš jau buvau pasiryžus aklai. Sakau, žinai, kad tiesiog įdės Viešpats tą vaisių ten į vidų. Žodžiu, po operacijos aš atsigaunu, tą pačią dieną jie mane paleidžia, bet man Viešpats duoda žodį. Tą pačią dieną aš palatui gaunu vietą Biblijoje, nemato, Luko 1 skyriui, aš biškai garsiau šnekėsiu, kad ten girdėsiu. Luko 1 skyriui 56 eilutė sako, kur tu čia dabar esi? Marija prabuvo pas Elžbietą apie 3 mėnesius, o paskui sugrįžo į namus. Aš galvoju, okei, ką tu sakau, man Viešpatie nori to pasakyti, ką aš čia būsiu 3 mėnesius? Nu, taip kažkaip taip. Grįžtu pas Mariją, irgi Marija, tos mergaitės vards, kurią būnu namuose, jinai ten mums padėjo, labai stipriai su Gabija. Ir aš jai sakau po savaitės tos dalykus. Jinai tai pasižiūrėjo į mane ir nieko nesakė. Paskui praeina dar savaitę, jau jinai man, nu kaip ir, žinai, neplanavau šitą tai prisiimti ilgam. Ir žinot ką, supratau, Dievas man rodė, tuose namuose, kada aš buvau, aš supratau, kad mane pravedė pro reabilitacijos centrą, namų reabilitacijos centrą. Kada tu gyveni kažkokioj šeimoj, pas žmonės, tu pradedi šlifuotis. Ir tie žmonės šlifuojasi dėl tavęs, o tu šlifuojasi dėl jų, nes tu galvoji, kad tu esi gerai, pas tavim viskas gerai su tavim, o jiems atrodo, kad pas juos viskas gerai su jais. Supranti, kaip įdomi. Ir ateina 2 skirtingos šeimos į vieną namą. Mano interesai Gabija, mažytė, jai reikia miegoti anksti, jų interesai valgyti 9 vakare prasideda, vaikai dideli pas juos, nusileidžiam, mes gyvenam salione ir mes miegojom salione ir gaunasi visi į salioną. Mergaitė pradeda skūstis, negali mokintis, nes jai salionė reikia mokintis geriau, nes kambarį užmieg besimokindama gaunasi. Žodžiu, viskas pradėjo kilti viršų,
pasidarė nejauku, ant komfortinė zona tokia pasidarė, kad tu jautiesi čia nereikalingas kaip ir, bet tau ir padėt, bet tu ir nebegali būti. Ir tada klausi Dievą, o kas toliau? Ir tu supranti iš Dievo, kad gauni žodį dar namo nelaikas. Jisai man netidaro kelią namo. Žinai, kad glutė perspėjo, kad tyliai, jeigu ką, kad aš negaliu su juom pasisveikinti. Ir aš galvoju, žinai, ir galvoju, kas toliau Viešpatie, kas toliau. Ir tada gaunasi, jau jinai mane tai biški presuoja, kad Laura, va dar, žinai, sakau, davai duok man, sakau, Marija, pabūti iki sekmadienio. Ir sakau, ir aš išeisiu. Jinai, kur tu eisi? Nežinau, sakau, kur eisiu. Sakau, bet aš suprantu, kad Dievas mane veda į tikėjimą. Gaunasi taip, kad aš, kada pradedu eiti tą dieną artyn, čia buvo pirmas kartas, kada aš turėjau išeiti. Buvo 2 kartai. Pats pirmas buvo stipriausias man toksai smūgis ir Mindaugu ir man, nes mes nesupratom sveikos merginos, tu aš pasveikinsiu, noriu rašyti video. Ir aš suprantu, kad tas smūgis toksai, kad tu nežinai, ką daryti, kada vaikas pas tavai yra, jeigu aš būčiau viena pati, man būtų lengva išeiti. Aš pasimčiau daiktus ir išeičiau, bet kada pas tavai vaikas yra vos ne 1,5 metų. Ir kai tu žinai, kad, aš turiu 500 sąskaitų, sakau, eurų, aš galiu nueiti išsinuomoti viešbutį, bet man Dievas to neleidžia daryti. Aš neturėčiau pinigų. Tada galvočiau, pinigų neturiu kaip išsinuomoti, žinai, bet aš pinigų turėjau, sakiau Marijai, sakau, aš turiu pinigų, man Dievas neleidžia nuomotis, aš negaliu nuomotis. Ir jis žiūri mane ir nesuprant, ir aš nesuprantu, kas darosi. Mindaugas sako, laikykis taip, kaip tau sako Dievas, taip laikykis. Aš irgi suprantu, kad mes turime eiti per tikėjimą. Žodžiu, gaunu žodį tokį irgi Bibliją skaitau ir suprantu vietą Biblijoje. Žinot, kai rašo apie Luko 9 skyriui, 4 eilutę, kai Dievas pasakė, aš to perskaitysiu, žiūrėkit, kaip jisai šneka ten. Ir tada, kai tu gyveni su Biblija, tu pradedi suprasti, kad čia tu ten viduj gyveni. Ir tu ne tik ją skaitai, bet tu gyveni su ją. Ir ten, aš niekada dar tos vietos nepragyvenau, kol ten nebuvau. Ir jisai sako man, Luko 4:9 tuo. Ne tas, 4:9, kur tas dabar, tada reiškia 9:4, 9:4 atvirkščiai. 9:4. Jei įeisite į kokius namus, pasilikite tenai ir iš ten keliaukite toliau. O kur tik žmonės jūsų nepriims, išeidami iš to miesto, nusikratykite nuo kojų dulkės, kaip liūdimą prieš juos. Ir aš suprantu, kad Viešpats mane ved išeit, nusikratyti kojas ir toliau žengti žingsnius tikėjimą. Ir paskui jisai man duoda vietą Biblijoje samarietis. Sako, tu tas samarietis. Ir man taip suspaudė širdį, aš sakau, Viešpatie, kaip supras, sakau, kaip aš tas samarietis. Ir supranti, kad jeigu aš būčiau ten, aš paskui pati pradėjau mąstyti, galvoju, o jeigu pas mane tai būtų situacija, kaip aš būčiau elgusis. Ir pas man Viešpats priminė situaciją, kada pas mumis buvo, dar mes Anglijoje gyvenom, ir mums Dievas pavedė vieną mergaitę Latvę priimti namus 1,5 mėnesių, man atrodo, kažkur gyvena, iki 2 mėnesių, su mažiuku vaikuku kaip Gabija. Ir tą mergaitę mes turėjom pasimti tą dieną ir atsisakyti į Lietuvą skrydžią už 500 svarų. Arba mes renkamės tai mergaitį padėti, arba mes skrendam į Lietuvą ant Kalėdų švęsti savo švenčių. Ir Dievas mums davė tokį pasirinkimą, arba padėti, arba ne. Ir šlovė Viešpačiui, kad mes atsisakėm tuos atostogų, mes praradom pinigus, bet mes išgelbėm žmogų gyvybę, nes jinai neturėjo kur eiti gyventi. Ir mums Dievas davė galimybę patarnauti jai. Ir jinai priėmė Jėzų, aišku, jinai šiandieną su mumis bendrauja, rašo mums, einu negyventi tvirtai su Dievu, bet aš žinau, kad siekla yra pasėta. Jinai buvo gavus Bibliją, jinai ėjo į bažnyčią ir buvo tai, kas turėjo būti. Ir paskui Dievas man priminė tai, jūs tą darėt, dabar atėjo laikas tau praeiti tą. Ir aš taip galvoju, okei, ir aš jautausi, tas, žinai, tą dieną atėjo sekmadienis, man tai buvo sunku, aš atsimenu, mes grįžtam iš bažnyčios, man jau tašė sudėtas. Ir aš galvoju, kuo greičiau išeiti, kad tik nesijaudin, žinai, kad tik jiems nesukelti to jaudulio, kad aš jaudinos, kad aš bijau ar kažkas.
Ir aš sakau, viskas, aš išeinu, žinai, nu, davai Marija, ir jinai taip apsikabina, nu, o kur tu eisi, nežinau, sakau, Marija, kur aš eisiu, nu, nežinau, sakau. Ir aš išeinu pro duris, Gabija pasiemus ant vežimą, atsisėdam į autobusų stotelę, žiūriu, autobusas netu, ir man dieną iki tol Andželika draugė, kita, sako, pas mumis bus šventė, Detmolde tenais, tam miestelį bus šeimos šventė, sako, atvažiuokit ten, sako, pasibūti. Ir aš gau, gerai viešpat, aš važiuoju tą šventę, sako, o kaip toliau vesi, taip toliau vesi. Žodžiu, mes sėdam autobusą, sulaukiam autobusą ir važiuojam į tą šventę, atvažiuojam, ir mes, kai ateinam į autobuso stotelę, man parašo mergina, tą Andželą. Saka, tik tai kada aš, žinot, kaip Jordana, Mozė, jis negavo apreiškimą, kol jis neįžengė į jūrą. Jisai gavo apreiškimą, kada jisai įžengė į jūrą ir ta jūra atsidarė. Ir man tas pats, kada aš išėjau pro tos namus, tvirtai žengdama, žinai, ir atein žinutė man iš Andželos, sako, Laura, mes su vyru gavom apreiškimą, kad tu pas mumis nakvosi, sako, būsi pas mus kažkurį laiką. Ir man taip, žinai, gera pasidarė, viešpatie, koks tu didis, kaip tikrini mano, žinai, mano vedimą, tą mano tikėjimą, žinai, kaip mane žiūri žmonės keistai, kvailai. Ir žodžiu, prasideda mano kelionė pas Andželą. Aš ten prabūnu irgi, mano antras tas buvo iš jos išėjimas, bet ten mes irgi prabūvom tas porą savaičių su truputį ir tai buvo mums tikrai nelengvas periodas, bet aš dar grįšiu tol, kad iki to išėjimo man pas Andželą, aš skaitydama Bibliją, man viešpats sako, nuvažiuok pas Danielių ir susitaikyk su Danielium ir Valerija. Kadangi jie, kada buvo pas mumis vasario mėnesį, mano sūnus vyresnis ir jisai paskutinę dieną šėtono buvo pavergtas ir jie grinai supyka dėl smulkmenų. Pradėjo kipišuoti, ant Mindaugą šaukti ir mes taip, supratom, matom, kad atakos demoniškos. Ir jie išvažiavo pikti, susipykom, jie supyko. Ir gaunasi man viešpats sako, kas tavo artimas, jeigu tu myli savo viešpatį, savo Dievą, kaip visa širdimis savo sielą, ir kas tavo artimas yra, Valerija, kurios tu nelabai myli. Taip gaunasi. Parašykė, o buvo, taip gausi, Danielius mane užblokavęs, Valerija aš užblokavus ir aš galiu atblokuoti ją, kad jai parašytų. Tai viskas susidėliavo. Nes jeigu jie būtų abu mane užblokavę, aš negalėčiau niekaip parašyti. O man Dievas duoda išminties, tu ją atblokuok ir jai parašyk, kad tu esi Detmolde. O jie gyvent pusę valandos nuo tos vietos. Ir aš parašau, aišku, jai pasipila daug didelių ten visokių dalykų negatyvių, man iš karto prirašo, aš sakau, aš nebūsiu, aš nesureaguosiu, viešpatį aš padariau, dabar tu jie veik. Rasinai man rašo kitą dieną, Danielius nors susitiks su tavim. Ok, atvažiuoju, aišku, labai buvo, ten tai buvo mano toks turbūt sunkiausias periodas, buvo, kai tu atvažiuoji pas savo vaiką, atsisėdi ir jie pradeda tave ne fiziškai, bet morališkai daužyti su negatyviais emocijom. Abu rėkti ant manęs. Aš sėdžiu ir aš galvoju viduje, žinai, galvoju, atrodo, paimk atsistok ir išeik iš čia. Bet aš kom laimėsiu tuo, kad aš atsistosiu ir suignoruosiu jų tą patį atsakymą. Ir aš sakau jiems, viskas gerai, aš atsiprašau, sakau, aš atsiprašau, už Mindaugą atsiprašau, kas dar sakau? Tas. Sakau, ir už šitą atsiprašau, kas dar sakau? Ir tu tą pasakei prieš tiek laiką ir tu tai, aš atsiprašau, sakau, ir už šitą. Ir viduje taip atrodo laikosi iš ašaros, atrodo tokį, duosiu, nežinau, galvoju, ašarų pilna, galvoju. Ir žodžiu, ras, nurimsta viskas. Ir išeinant, Danielius mane parveža iki Marijos tos namų, dar iki išėjimo. Ir apsikabinamės ir baigėsi tom, kad kitą dieną mes susitarėm, kad nebendrausim, kol Dievas neišgydys žaizdų. Bet tom įvyko didelis balionas tom, kad Dievas norėjo, kad įvyktų dvasioje susitaikyms. Ne fiziškai dar jis neįvykęs, bet dvasioje įvyko, kažkokios grandinės nutrauktos buvo. Ir tada, kada aš pas Andželą randuosi, viešpats man rodo irgi žinai visus dalykus, kad tos unkomfortinė zona. Ir vėl aš miegu salone, ir vėl, žinai, pas jas irgi vaikai didelį, 18-16 metų berniukai, prasidėjęs buvo futbols laikas Vokietijoje. Žinai, kai sekam, vaikai nori žiūrėti futbolą, o čia teta Laura su vaiku guli salone, tu supranti, neleisti jiem. Ir, žinai, ir tokių buvo labai daug periodų, kad aš negalėjau net nusimaudyti, nes man nieks nepasiūlė, žinai, dar kol pas Mariją buvau. Atrodo, Marija dar siūlė, sako, Laura, nusimaudyk, aš pabūsiu su Gabija. O pas Andželą dar 2 maži vaikai, kaip maži ten, 6 ir 4. Ir jinai jau su jais susisukus,
man nebeduoda to laiko, žinai, kad su Gabija dar pabūt, o aš viena su ją sukosi ir galvoju, žinai, kaip man ištrūkti, nusimaudyti, kaip man tą, ir atrodo, tempiuosi ją su savim jau į vonę, tempiuosi ją visur, žinai, kur man reikia. Atrodo ir į tualetą tiesiog ir viską. Ir paskui galvoju, viešpatie, dažnai taip atrodo, sriubos reikia išvirti, jie neverda sriubos taip dažnai, o jie jau viduriukai užkietėja, supranti? Ir sakau, Andželai, sakau, davai aš išvirsiu sriubos. Tai mes, sako, nevalgom sriubos. Sakau. Ir atrodo, žinai, viešpas visur mane dildė, visur man kirta, supranti, kad aš nusižeminčiau, atsiprašyčiau, nekreipčiau dėmesį į smulkmenas kažkokias, į vaikus, kurie šauk rėk, žinai, kurie vaikai ten bardakus daro kiekvieną rytą, tu atsikėlęs, tu matai bardaką savo kambarį tam, kurie būna, žinai, nes kambarys visų. Ir tu eini susitvarkai ir tada eini melstis. Ir aš kada išeisdavau melstis, kiekvieną dieną Dievas padarydavo tokią situacijas, tokį orą gerą. Visą laiką saulė šviesdavo, visą laiką geras oras, visą laiką būdavo jo pribuvimas. Ir aš nenorėdavau namo eiti. Aš po tada prieš išvažiavimą, mano kojos buvo tokios, žinai, apsunkusios, tokios mozoliais. Ir aš supratau, kaip Jėzaus kojas turėjo būti, supranti. Kai jis vaikšto dieną iš dieną, iš kaimo į kaimą, žinai. Ir kai jam pasakė, sako, aš noriu, sako, sekti paskui tave. A Jėzus sako, aš neturiu, sako, kur galvos, sako, pridėkit, prigulti. Ir man tas pats, žinai, aš galvoju, viešpatie, aš neturiu kur galvos prigulti. Aš vaikštu iš durų, sako, viešpatie, kas toliau. Ir jisai kabutą patraukta baimė ir duoda jėgą eiti. Eik, sako. Ir aš sakau, gerai, einu toliau. Ir kiekvienu to žingsniu, jisai, bet kabutą mane laikė nuo to, kad aš mažiau bendraučiau su žmonėm, net buvo tokios situacijas. Atvažiuoja ta Marija pas Andželą, aplankyti manęs tipo. Aš su viešpačiu vaikštau, jos net nepaskambint man, net nepasaka, Laura, ateik, aš pas tave atvažiavau. Tu įsivaizduoji, kiek viešpats pridengdavo mane, kad tik manęs nieks neliestų, nejudintų, kad aš būčiau tik su juo. Kabut jisai va taip, supranti, mane laikė. Ir paskui ten irgi vyrs atvažiavo, irgi ten pastorius irgi sako, kur Laura, jinai man paskui pasako, sako, kad buvo Sirioga atvažiavęs, klausė apie tave. Ir galvoju, o kodėl jūs man neskambinot, kad atvažiavot? Balau, nieko nesuprantu, gerai, kad atvažiavot dėl manęs, o kodėl man nepaskambinot grįžinai? O paskui tik supratau, kad Dievas nedaleido tam įvykti, jisai turėjau aš būti ir su juo tenais. Ir jisai išnaudoja tiek Andželą, tiek Mariją, jų namus, kad aš pribūčiau ir išaukčiau, bet toj sistemoje, to tikėjimą praeičiau to, ko negalėčiau čia praeiti. Man to būtų neįmanoma praeiti čia su vaikais, su viskom, tu nepraeisi tą, žinai, kur tu žengti turi per Jordaną, per tą vandenį, per Raudoną jūrą, kur viskas atsidara tik tada, kada tu žengi tikėjimo žingsniais. Ką reiškia tie tikėjimai? Kaip mes, aš tikiu, kuom tu tiki? Kai tu tiki, kur ta baimė ir kur tavo tikėjimas, ar tu darai tą žingsnį, ar tu stovi vietų ir tu sakai, kad aš tikiu. Ir žinai, ir viešpats parodė man tą reabilitacijos centrą manyje vykstantį, kad man reikia keistis, kad man reikia nusižeminti, kad man reikia nežiūrėti neapykantas, nes Mindaugas dirba su savim. Aš jau jam net ne viską pasakodavau, ką aš ten praeinu. Ir tai jisai pykdavo ant tų merginų, ant to, kas atrodo, sako, aš negaliu, kodėl jinai sako, tave išvijo iš namų, sakau, jinai neišvijo manęs. Jinai pasakė man, iki tos dienos aš išėjau. O vyras reaguoja kitaip, jie vis tiek daug emociškai. Žodžiu, baigėsi tom, kad įvyksta. Jo, ir jisai man iš tikrųjų dar labai daug kalbėjo, sako, laikytis už pažado. Va taip, ką tu pasakėjai, ne? Va, tai, kad Dievas mums pažadėjo mūsų gyvenimą, jeigu mes turim pažadus, nesvarbu, kas vyksta šiandien. Laikytis už to pažadą. Jeigu mes sviruojam ir sakom, turim pažadą, bet kitą dieną mes jam ant baimę, tie pažadai neišsipilda, jie tik atitolsta nuo mūsų. Ir va tą jisai man įsakė, va tą pasakė, kad sako, jeigu tu laikysi va tą pažadą ir suprasi, kad tu išpranašauji kiekvieną dieną tos pažadus, kad tu priimi tą, ką tau viešpats pasakė, kad tu turi tikėtom, ką jisai tau pasakė. Nes kiekvienas iš jūsų turit pažadus, ką Dievas yra pasakęs jūsų gyvenimą. Jeigu mes laikysimės tų pažadų, Dievas išpildys juos, bet jeigu mes pradedam abejoti, kaip ir rašo, abejojančiam sako, kaip ten, kaip vėjo blaškomasis ir va taip ir gaunasi, mes gaunasi nustumėm tai. Paskui gaunasi, sutinku tokią vieną mergaitę, Aksaną ir netyčia, ir viešpats per ją prakalbė irgi man, kad sako, aš esu su tavim Baltijai, nepijok, sako.
viskas bus, patepimas yra paruoštas tau, sako, ant Lietuvos. Aš galvoju, kas Lietuvos? Aš Vokietijų, pričiom tą Lietuvą, aš dar nesupratau iki galo. Paskui įvyksta taip, kad artėja galas mėnesio Liepos ir aš galvoju, kas toliau viešpatė, man draudimą prasitęs, neprasitęs, sakau, ką mes čia būsim, sakau viešpatė. Ir visi tie palaiminimai, man visas tas savaitės, pusantrą mėnesį man reikėjo pranašauti palaiminimus. Tiesiog jisai vedė nugriauti tvirtovės ir pranašauti palaiminimus į savo gyvenimą, į savo šeimos gyvenimą, kad tai yra labai svarbu išsakyti visą tai į mūsų gyvenimą, ne tik tai sakyti tyliai kažkur ten savo. Ir labai stipriai jisai man dar apreiškė, va šitą vietą noriu paskaityti, nes man tai buvo toksai topas patvirtinantis, kad aš teisingai elgiuosi, tai yra Morkaus 10:29 eilutė. Taip, Jėzus tarė, iš tiesų sakau jums, nėra nė vieno, kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus, ar brolius, ar seseris, ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ir laukus, ir kuris jau dabar šiuo metu negautų šimteriopai namų, brolių, seserų, motinų, vaikų ir laukų, kartu su persekiojimais ir būsimajam pasaulyje amžino gyvenimu. Ir aš sakau, čia man viešpatė, aš supratau, nes man šitas žodis buvo tada, kada Danielių man reikėjo palikti po Anglijoje, kada reikėjo viešpats pašaukė mumis važiuoti į Vokietiją tarnauti. Ir tada jis man buvo davęs tą, kad aš turiu palikti sūnų dėl Dievo, nes Dievas man pasakė važiuoti. Ir šiandien dieną mes neturėtume dar 4 vaikų ir nebūtų viso to, kas šiandien yra pas mus. Ir šiandien dieną jis man parodė tą, kad aš teisingai padariau, palikau savo namus, pasitikėdama viešpačiu, išvykau. Ir palikau ramybėj savo širdį, nepergyvenu, kaip susitvarkys Mindaugas, ar kaip viskas vyks, nes viešpats tai padarė, kad davė Mindaugui Kęstą, va tą, kuris dirba su juo kartu visą laiką. Jam jisai valgį darė, Kęstas grįžęs, Mindaugas su vaikais, darželį, vaikai nesirgo, apsaugoti buvo pilnai. Viešpats viską kontroliavo, viską valdė ir viską reguliavo, kaip reikėjo. Būt tam, kad man gauti patepimą. Aš atvažiuoju. Gaunasi paskutinę dieną, gaunasi iki Liepos 1, man sako Oksana. Ta Oksana, sakau, Andžela. O pas juos dar 17 dieną jie turi važiuoti į atostogos į Bulgariją. Ir aš jai sakau, gal Andžela, aš galiu iki 17 pabūti, sakau, žinai. O jinai iki tol, sako, aš klausiausi propavyzdį, man Dievas sako, kad tu turi išeiti Liepos 1. Ok, sakau, Liepos 1, gerai. Nu ką galiu pasakyti, gerai, sakau. Ir atėjantą dieną jau Mindaugas man irgi iš ryto sako, nu ką sako, šiandien eisi jau antrą dieną, tą antrą kartą žingsnį, nu jo, sakau, bet vis tiek toks viduje jaudulys buvo, nes dabar iš viso nežinau, sakau, jau dabar, žinai, nėra jokių planų. Ir žodžiu, vyksta toks variantas, kad vėl susitinam daiktus, ir man Dievas sako, nufilmuok. Aš tau tik neįmečiau to video, tu neturi WhatsApp'ą, ar turi? Aš sako, nufilmuok. Ir aš nufilmavau, aš nepagalvojau dar, kad paskui aš turėsiu įmesti grupę. Aš galvoju, kai nufilmavau ir einu toliau į savo vietą, ten, kur melsdavausi, bet viešpats mane melstis vedė tom, kad jau dėkot ir kad aš jau išeinu iš ten. Kabūta viskas atlikta, nes man prieš kelias dienas buvo žodis duotas atlikta. Ok, galvoju, bet aš nematau nieko, negaliu užčiuopti, kas atlikta, kur. Ir kada vaikščiau po tą ir meldžiausi, dėkuoju viešpačiu, šlovinau jį ir sakau, ką toliau, kur toliau, ir man skambina Kristina, tokia mergaitė, va ta lietuvė. Sako, Laura, kas ten nutiko, tu neturi kur eit, nieko. Ir sutrumpint visą tą šneką, jinai man taip ir nepadėjo. Bet žinot, ką svarbiausia, įdomiausia, kad mes žmonės, kiek aš žmonių sutikau per tą pusantrą mėnesį tenais, pusė iš jų buvo reabilitantai mūsų, Vokietijai, ir visi žinojo, kad aš neturiu kur eit gyventi. Visi žinojo, kad aš neturiu, tiesiog gyvenu, tai nei vienas nepasiūlė man pasakyti, Laura, ateik pas mane pagyvenk. Ir žinai, va tie dalykai, jeigu aš būčiau virusi, va tam, žinai, ir galvojęs, jūs pas mums atvažiavę reabilitantė Ukrainą, reabilitacijos centrą atvažiavot, neturėjot kur gyventi, mes jumis priėmėm. Šiandien dieną aš jumis sutinku gatvėj ir sakau jums, kad neturiu kur eit gyventi,
Gyvenu pas Andželą, tarkim, ten, ne, kažkurį laiką iki tam tikro laiko jie man nepasakė, kad ateik pas mumis, Laura, pabūsi. Nei vienas iš jų nepasakė. Nei moteris ten Liena, nieks nepasakė, kuriuos aš sutikau, nei vienas. Kabūta, arba pats viešpats buvo užkėtinęs jų širdis, tam, kad mane pravestai, arba tiesiog viešpats man parodė, kad nėra jie tavo draugai. Draugai tas, kur samarietis gulėjo ir tą, kurį priėmė ir sumokėjo už jį už visus metus, kad jį slaugytų. Jo net nepažinoja žmogaus, bet už jį sumokėja. Didelę sumą sumokėja ir sako, jeigu dar aš liksiu skoloj, sako, grįžęs dar sumokėsiu tau, pasakysi man. Ir aš taip galvoju, okei, dabar kas, ir man parašo Andžela, ta mergaitė, kuri matė tą viziją, tą, kur buvo patepims ant Lietuvos ir tą, kur aš sėdžiu valtį su Jėzum, ta pati mergaitė dar pusę manos gyvena nuo tos vietos, jinai man sako, Laura sako, aš šiandien, sako, gavau naktį, paryčiai, sako, didelį norą už tave melstis, sako, ir man Dievas pasakė tave pasikviesti pas save, melstis. Ir aš taip verkiu ir galvoju, Dieve tu mano, jau pas tave buvo planas, kažką tu parodės, kažkas jau paruošęs man. Ir aš einu su tom visom tašėm, dar į centrą, su tą Kristiną susitikom, ten papliurpėm ir iš ten iš jos vėl atgal į tą vietą, kur ta moteris gyvena. Ir va ten buvo bomba. Aš ateinu ir man jau viešpats buvo pavedęs daryti priėmimą kraują Jėzaus, tiesiog vienai pačiai priimti tą, kelias dienas jau iki to, jau 3 ar 4 dienas. Aš įeinu ir matau ant stalo paruoštas yra sultis ir duona. Ir man jau ašaros pasipylė, aš jaučiu atmosferą dvasinę jos namuose. Pas ją kryžius tenais ir sako, sėsk čia. Aš atsisėdau, verkiu, sako, aš tau kojas nuplausiu. Ir aš taip verks pradėjau, aš negaliu, sakau, kaip nuplausis kojas, sako, aš tau paruošiu, sako, tau staigmena, sako, Dievas man turi, sako, pasakęs, kaip melstis, ką daryti. Ir sako, kad tu, sako, važiuosi šiandien namo. Nu, ne šiandien, bet sako, aš tau duosiu, sako, važiuot namo. Ir aš taip džiaugiuosi, sakau, viešpatie, pagaliau atėjo ta diena, nes aš nežinau, kur eit, ką daryti, kaip. Ir turėsi, vat, išlaukti tuo periodu, žinai, ir aš atsėdu, man plovė kojas su aliejum. Tai kvepia, taip kaip, žinai, Jėzų plovė kojas. Ir man tai buvo gera, aš galvoju, taip pavargusios tos kojas, mano tiek vaikščiojimo, žinai, viešpatie, kaip tau buvo gera. Kada tu plovi mokiniams ir kada tau, žinai, valė tos kojas su plaukais. Ir atrodo, jinai kaip, jinai visą tą, ką sakė, aš to neperduosiu, bet buvo to, kad sutrumpinti, žinai, kad sako, pas tai yra patepimas ant Lietuvos, žinai, melstis už Lietuvą. Ir man jau buvo iki to žodis tas, jau buvo sakęs jisai. Pas mane yra, net jau aš kada buvau pasnikė, 40 dienų. Jis jau man tada atidarė už Lietuvą melstis. Ir kad Lietuvo yra, visos maldos pas mane yra, ir ant Lietuvos yra kraujas Jėzaus uždengtas. Visos tos dalykus jau buvau meldžiusis ir viskas jis tiesiog man patvirtino šį kartą, kad tas yra patepimas ant tavęs, žinai. Ir jinai tiesiog, viešpas padarė savo patepimą, jis taip džiaugiasi manimis, taip šnekėjo per ją tos gražius žodžius, viską. Ir tą patarlių 31 ir atrodo, Dievas, sako, tu toks geras, jis taip man dėkoju, Dievas man dėkoju, kad aš išlaikiau tą egzaminą. Ne, aš jam, o jisai man sako, ačiū tau, sako, kad tu man pasitikėjai. Sakau, kas aš tokia, kad aš galiu gauti iš Dievo pasakyti, ačiū man, kas aš tokia. Ir va tų dalykų, žinai, kad Dievas vedė per tą tikėjimą, kad va, reikėjo išbūti ten, kur jisai vedams dvasios. Ne mes, ne kūno, ne baimės kažkokios, o vedami dvasios. Tai va, turbūt tiek, ką aš pragyvenau, tą tokį džiaugsmą, tokį stiprų vedimą jo ir tikėjimą. Tai va, šlovėje labai džiaugiuosi.